Day. Pratote, užgrobė mūsų kaimininės šalies kolaborantai. Tačiau Lietuva dar gyva. Čia kalba Kaunas. Kauno redakcija. Ruošiamės štai po kelių valandų pradėti savo laidą sekmadienio rytą. Tačiau dėja štai situacija susiklostė taip, kad praktiškai nepasiruošę sugebėjome per 10-15 minučių išeiti į eterį ir tame eteryje mes būsime tol, kol galėsime, kol į mūsų studiją, kol į mūsų perdavimo bokštą, kuris štai siunčia šį signalą į jūsų televizorius, į jūsų namus, neateis kolaborantai, kurie jėga, kurie buožėmis vėl bandys mus užgniaužti, mus perklubdyti. Tačiau gerbiami Lietuvos žmonės, Lietuva dar gyva, o kad jinai tikrai tokia būtų, ką būtų dabar galima paprašyti šį krūviną, neramų sekmadienio rytą. Mėly žmonės, kelkitės, jeigu galite, išeikite į gatves, eikite prie savo svarbiausių miesto objektų, prie savivaldybių, prie redakcijų, prie ryšių skyrių, mazgų. Eikite pas kaimynus. Jeigu jie miega, kelkite juos. Prašykite, kad jie kartu su jumis išeitų į gatves, skambintų, jeigu dar įmanoma skambinti, nes tikrai nežinau, ar yra ryšys telefono, skambintų į kitas respublikas, į Maskvą, kad visas pasaulis žinotų, kad šią naktį įvyko tai, ką rusiškieji kolaborantai ruošė štai jau 6 dienas. Štai mano kolega atėjo Raimundas Syla. Gerbiamas Raimundai, gal prašau prisijungti ir nes tikrai, manau, tokią naktį nesijaudinti negalima ir negalima išlikti ramiu, susitvardžius ir kalbėti ramiai. Tikrai, ką norėtum. Tik vieną sakinį, kad galime daugiau žmonių į Vaižganto 13. Kas turi? Visa tai dar bus istorijos įvertinta. Ir tikrai, manau, kad gailėsis tie, kurie davė signalą, kurie davė komandą tam, kas šią naktį įvyko. Pakelti ginklą, pakelti visą tai, kas vadinama jėga, brutalia jėga prieš taikius žmonės, kurie nori gyventi laisvi, kurie nori gyventi savo laisvoje tautoje. Taip. Na, o dabar bandysim važiuoti į Sitkūnus. Sitkūnai, kiek žinau, irgi prieš ateidamas į studiją dar gyvi, iš jų leidžia radio signalus mano kolegė Jolanta Šarpnickienė. Jeigu jinai girdi mūsų, Jolanta, laikykis kol gali, kol netgi, pasakysiu patį baisiausią, kol kulka atims tau gyvybę, nes tikrai gyvybių mes lietuviai esame daug padėję. Ir manau, jeigu taip jau prasidėjo, dar tikrai ne vieną gyvybę rusiškieji kolaborantai atims iš mūsų. Nežinau, kol kas Kauno gatvėse, kiek mes pravažiavom, yra visiškai ramu, nei kariškių, nei tankų, nieko nematyti. Ir ko gero tada galime paprašyti tų kauniečių, kurie būtent prie Vaižganto gatvės, kurie gali išeiti iš namų, būtent tas gatvės blokuoti. Jeigu ne savo kūnais, tai išstumkite ten automašinas, sustatykit skersai gatvės. Žodžiu, viską, kas yra įmanoma, kad nebūtų galima privažiuoti į televizijos perdavimo centrą. Ir ko gero ta ne pasyvioji blokada, o blokada ta tikroji, kuri, kaip ir kažkada karo metais pasireišdavo, kad kolaborantai, kurie eis į mūsų miestą, nes, kiek aš žinau, jie pagrindinės jėgas sukaupę buvo, sutelkę į Vilnių, kad jie kuo ilgiau negalėtų čia ateiti. Ir beje, nebereikalo, šiandien vakar kalbėdamas su draugais, kurie išpranašavo tikrai liūdną ateitį, kad Kaunas bus vėl laikinoji sostinė. Kiek čia teisybės, kiek čia aš nenusikalbėjau, man sunku pasakyti, tačiau panašu tikrai tai, kadangi matau štai monitoriuje, Kaunas dar gyvoja, Kaunas dar gyvas, Kaunas dar neparklubdytas. Dabar taip, mes bandysim nuvažiuoti į Sitkūnus. Taip. Bandysim važiuoti į Sitkūnus, jeigu mums pavyks, per 40 minučių mes grįšim atgal ir bandysim jūs informuoti, kas ten dedasi. O jeigu norite mums padėti, prašom skambinti telefonu 205566. 205566. Ir antras telefonas 205552. 205552. O šiaip, gerbimi Lietuvos žmonės, tikrai ypač kauniečius prašau, išeikite į gatves. Kiek įmanoma laikykitės, kiek įmanoma ginkitės jau jėga, nes man atrodo kalbėti apie ištvermę, apie pasyvų tą gynimąsi jau negalima, nes prieš mus panaudotas ginklas. Taip, ir man atrodo, Modestai pernelyg daug jaudinėsi. Aš noriu pasakyti tai, ką esu šiandieną kartojęs 3 kartus. Čia mūsų žemė, čia mes šeimininkai.
Jeigu reikės šiandien, mes ir mirsime. Taip. O dabar, bandysim važiuoti. tai Raimundai, aš linkiu sėkmės važiuok, o mes aš pasilieku eteryje. Mano kolegos minėjo, kad esant galimybei mes iš Kauno galėsime informuoti ir visą pasaulį, būtent pradžią Estiją, po to Suomiją, apie tai, kas dedasi Lietuvoje. Kaip duos signalą, aš netgi pasakysiu, gerbiami radio. Čia Modestas. Aš dar noriu Taip, pasakyti, gerbiami žiūrovai, kad mūsų laidos eina, tai yra mūsų laida, ar kaip čia ją pavadinus, eina iš Juragių stoties. Todėl labai svarbu, kad ten būtų taip pat, Gerai, kaip galima daugiau žmonių. Ką tik tai pranešė kompozitorius švedas, kad Vilniuje aukščiausioje taryboje, į aukščiausią tarybą užiminėja rusų kolaborantai, šaudomasi tikrais koviniais šoviniais ir deputatų tarpe yra aukų. Štai susilaukim, Raimundai, Matyko. Taip. Aš dar kartą matote tol, kol dirba Juragių stotis. Visus artimiausius gyventojus mes labai prašome burtis apie šią stotį. Dabar štai atvyko iš kažkur tai ir galbūt naujausia mums informacija pateiks vyriausias redakcijos redaktorius Raimundas Šeštakauskas. Raimundai, gal trumpai informuok, kas dedasi mieste, kas dedasi. Be abejo, apie Kauną to būtų lengviausia kalbėti. Važiuodami per miestą mes matėme didelį žmonių judėjimą, todėl kad visi žmonės turbūt dabar sukilo, kurie dar miegojo. Atsikėlė, atėjo į tas vietas, kurias raginame saugoti, tačiau, žinoma, neatsispirsime turbūt prieš ginkluotą grubę jėgą, tačiau parodyti savo nusiteikimą mums būtina. Ką tik skambino vienas kaunietis, kuris stebėjo palidovinę programą 15 minučių po vidurnakčio lygiai. Palidovinė programa iš Europos pranešė, kad žino, kas pas mus vyksta. Tai pirmąją žinia, tačiau ta pirmoji žinia buvo tokia, jog Gorbačiovo įsakymų į Lietuvą atsiųstos 2 kareivių divizijos, kurios užėmė radiją ir televiziją, siekimo punktus, tai yra telefonų stotis ir kitas tokias strateginės reikšmės vietas, reikšmingas informacinių požiūrių. Kiek aš suprantu, žinia nebuvo plačiau komentuota. Ji buvo tik tokia, kad pasaulis žino, kas čia vyksta, tačiau susilaikyta nuo bet kokių įvertinimų. Aš taip pat norėčiau kolegos prašyti, kad susilaikytų nuo raginimų, kokius girdėjau, todėl kad kiekvienas šiuo atveju turi apsispręsti pats. Ir visi žmonės, dori žmonės, manau, tą puikiai supranta. Jiems, ko dabar labiausiai reikia, aš manau, tai ramybės, rimties, nes skambino labai daug sujaudintų balsų, skambino labai daug žmonių, kuriems reikia draugo žodžio šiuo metu. Mes, brangieji, su jumis šiuo metu, o jūs su mumis mes tą jaučiame. Dar norėčiau pakartoti, gal tie, kurie tik dabar atsisėdo, įsijungė televizijos aparatus, kad Vilniuje aukščiausiąją tarybą šturmuoja rusų desantininkai, kaip mums paskambino kompozitorius, bijau sumaišyti, bet atrodo pavardę švedas. Jisai pranešė, kad tenais yra aukų, ar deputatų tarpe, ar krašto apsaugos savanorių tarpe. Bijau sumeluoti pradžiai, paskiau, kad deputatų tarpe, tačiau dabar atsiemu savo žodžius. Gal tikrai... Aš prašyčiau tik jaudulio, bandysime nepranešti nepatikrintų žinių, kiek tai įmanoma šiuo metu, o mūsų galimybės labai menkos, patikėkit. Čia, Kaune, radio ir televizijos Kauno redakcijoje, Daukanto 28, ją apstoja žmonės. Na ir tie žmonės mus remia, jie mus palaiko. Jų rankose žvakelės, mūsų trispalvė vėliava. Ačiū. Jų lūpose giesmė, su kuria jie palaiko remiamus. Ir be abejo, dabar ta informacija, kuri suplauks į Kauną, bus laiks nuo laiko skelbiama. Štai mums ką tik paskambino, kad šią naktį 1:30 Prienuose užimtas TSKP pastatas. Taip, labai Atrodo, malonu, ačiū. taip paskaičiau. Ir jeigu, mėly žmonės, dabar iš kitų Lietuvos miestų turite ką informuoti, mes jau nusiraminome, mes jau galime susikaupę dirbti savo darbą ir informuoti jūs, kas vyksta Lietuvoje.